Sveiki visi, vakar balandžio 3 vykau į Regitros konferenciją Vilniuje ir tenai sužinojome, kokios laukia naujovės, supažindino su B kategorijos naujaisiais automobiliais, kurie bus egzaminuose, tai juos trumpai apžvelgsiu, o dabar apie pačias naujoves, tai atsinaujins Regitros teorijos egzaminų klausimai, toliau bus vairavimo mokyklų aprašas keičiamas, tai atsiras tam tikrų naujovių, didžioji dalis, sakykime, tų pakeitimų bus susiję su mokyklai pačiai priimamais sprendimais ir priimamomis pasiekmėmis. Tai kaip pavyzdys buvo kalbama apie automobilius pačius, ar reikalinga papildoma įranga, taip pat apie klases, apie aikšteles ir čia aišku matysime tikrai nemažai pakeitimų. Kada tie pakeitimai ateis, aišku laikas parodys. Na, o dabar pažiūrim, kaip atrodys tie būsimieji automobiliai. Volkswagen Golf automobilis, jis yra automatinė pavarų dėžė, bus naudojamas egzaminuose ir fizinių mygtukų tikrai yra mažiau negu įprastame automobilyje. Ir matome, jog netgi variklinės alyvos lygį galime matyti didžiajame ekrane. Ir toliau, aišku, rankenėlės tiek valytuvų, tiek posūkių yra tose pačiose vietose, tik šviesų, aišku, yra atskirai ir yra liečiama sensorika. Tai spaudinėjant mode funkciją, matom, kad persijungia būtent pačios šviesos, yra galinių rūko žibintai ir aišku, yra netgi šitoj pusėje tiek priekinis lango šildymas, tiek galinio lango šildymas ir jis yra įjungiamas būtent šalia pačių šviesų. Aukščio lygio reguliatorių nėra, tai automatiškai šviesos reguliuojamos, o toliau pajunginėjau pačias būtent pavaras, tai drive, reversą, neutralą ir aišku, parkingas yra tiesiog paspaudžiamas ir užsistato. Veidrodėlių reguliavimas yra senasis likęs, kas esat vairavę Volkswagen, Škoda, tai žinot, jog yra pats ratukas stumdomas į šonus, nusistatomas būtent, kuris veidrodėlis bus reguliuojamas. Užvedimas Škodos automobilio, aišku, yra mygtuku, šviesos turi savo atskirą jungiklį ir rūko žibintai yra tiesiog ištraukiamas lauk pats jungtukas, o šviesų reguliatorius yra. Fiziniai mygtukai prie pavarų, aišku, yra įprasti mums, tai tie galinio lango šildymas, kas liečia pavarų junginėjimą, tai atbulinės pavaros įjungimas yra spaudžiamas žemyn, ką esame įpratę daryti, tai turime svirti dažniausiai kelti aukštyn, o šiuo atveju spaudinėjimai yra žemyn. O toliau visos rankenėlės, tai aišku, šviesų, posūkių, valytuvų funkcijos puikiai matomos, aukštyn žemyn, pirmyn atgal ir po variklio gaubtu randame langų plovimo skysčio rezervuarą. Taip pat stabdžių skysčio rezervuaras yra, aušinimo skysčio ir aišku variklinės alyvos lygio matuoklė.